Šiandien žaidimas vyks Shadow Company organizuojamame žaidime. Viso žaidimo metu buvo skirtingos užduotys ir pagrindinės jų vietos buvo šios. Žaidimo pradžia pagrindė sukosi aplink 5 poziciją. Čia žaidžiau pirmą kartą, todėl nutariau žaisti kiek lėčiau. Pradžiai pažiūrėti, ką komandos nariai daro ir nuo jų žaidimo atsispirti. Bėgte nubėgome su komanda iki 5 pozicijos. Ir atbėgome čia. Dėja, priešininkai čia atbėgo pirmieji ir mūsų komanda turėjo pirmosius nuostolius, todėl teko gydyti visus saviškius. Čia liekam. Visus saviškius pagydžiau ir supratau, kad priešas yra įsitvirtinęs viduje, todėl ėmiausi iniciatyvos ir pradėjau žiūrėti, kaip galėčiau aš ten į vidų užeiti ir jį išvalyti. Nelys, kažkai. Matau po kairę. Minus viduj po kairę. Matau vidų. Nušaltas viduj. Plius. Pirmą kartą, nežinau, lėtai žaidžiam. Kiek čia jau įėjimų yra šičia? Negyvas, pereidai, Plius. Leidžiuosi apačią. Ne savo, priešas. Išsiaiškinu išplanavimo pastatą ir jis turėjau leistis pirmasis. Ir paaiškėjo, kad tas oponentas, kurį nušovau, jau buvo paskutinis čia likęs gyvas. Todėl viduje jau daugiau gyvų priešų nebebuvo. Ir vienintelis kilas, kurį dar čia man pavyko padaryti, tai buvo organizatorius. Buvo 2 išėjimai, pro kurios spausis buvo nedrąsu. Aš vienas nenorėjau, komanda nelabai rodė iniciatyvos, todėl galvojau, ką galim būtų padaryti dar. Ir čia pastebėjau tokią metalinę skylę išlendančią į priešininkų pusę. Todėl paprašiau savo komandos nario, kad jisai mane pakeltų ant savo nugaros. Sekės visai neblogai. Galėjau atsistojęs stovėti, esant reikalui atsitūpti, o matomumą turėjau, kaip matot, puikų. Pamačiau vieną priešininką, pradėjau šaudyti, bet ginklas buvo neparuoštoj pozicijoje, šaudžiau bet kur, išai. Ne. Aš atsitūpsiu, tau nieko daryti nereikia. O kai jau priešai suprato, kur aš esu, tai paleidau krūpą šrutų ir teko bėgti iš ten. Nieko nedaryk. Ar sunku buvo? Ne, aš galėjau tave iškelt, bet aš galvojau, kad jis į viršų. Taip. Na, daugiau čia nieko nuveikti ir nepavyko. Iš vado gavom nurodymą, kad 6 poziciją stipriai spaudžia, todėl komandos nariai nuėjo tenai saugoti. Aš likau 5, bandžiau saugoti, tačiau ir čia nuėjo nukovę. Ačiū! Kadangi pirmą kartą šitame žemėlapį žaidžiu, nutariau eiti patyrinėti jį. Todėl nuėjau 8 poziciją sekantį kartą. Aš medikas, padėkit, pakoverinkit, aš tą pakelt noriu. Pakelt? Neskubėk, lėtai. Prasispaudžiam sieną palei dešinę iki pat galo. Ir kai jūs ten užimsit kampą ant dešinės kampo pusės, aš jį pakelsiu. Praleidžiu jūs. Paprašau atsigulti, nes atsigulus galime pasislėpti už žolių. O tuo tarpu komanda truputėlį paraginta, jau praktiškai visi ir 8 poziciją užėmė. Nėška. Atsiprašau, plius kairė, dešinė. Tiesiai stogas. Einam tolyn. Kur? Bėda ta, kad jau 8 pozicijos gale yra priešų respawnas, kas stipriai apsunkina tolimesnį spaudimą, nes žaidėjai nuolatos grįžta į žaidimą. Plius. Atsitraukiam. Priešininkai mūsų nespaudė, todėl pats nuėjau ir šioje vietoje stengiuosi kaip galima ilgiau jų neprileisti prie 8 pozicijos.
Pamačiau, kad tą žaidėją, kurį ką tik nušau, pradėjo tvarstyti jo komandos narys, todėl teko greitai keisti poziciją. Nes jį pakėlus jis iškart būtų pasakęs, kur aš esu. Ir žinoma, visą tai reikia padaryti tyliai, kad neišgirstų naujos mano pozicijos. Niekur toli nenuėjau. Jis tiesiog prie šio krūmo ir tiesiog likau gulėti saugoti. Tačiau pozicija buvo siaubinga. Žaidėjas iškart mane pastebėjo eidamas. Ačiū. Ačiū. Ja. Bendrai man patiko 8 pozicija, ten galima daug spaudimo priešininkams sukelti, todėl nutariau vėl ten pat nueiti. Mano komanda buvo už manęs, nelabai norėjau pušinti, todėl nuėjau vienas, bandžiau kažką pirštais paaiškinti, galimai, kad padėtų spausti kartu. Tolumoje pamatau meškėną, jį apšaudau. Suprantu, kad meškučių turi būti šalia daugiau. Savo poziciją išsidaviau, todėl žaidžiu agresyviau. Ačiū. Situacija 8 pozicijoje vis prastėjo. Mūsų komandai labai sunkiai sekėsi prieiti arčiau. Todėl parespauną nuskubėjau tenais kaip galima greičiau. Šalia radau daug tų plautų žaidėjų ir pozicijos vidurėje mums svarbu lagaminas su Užėjęs taškais. į vidų. Paraginau už manęs buvusius žaidėjus man padėti paspausti ir į pagalbą atskubėjo vienas, kuris tiesiog staigiai nubėgo link lagaminų. Tuščia. Aš tai pamatęs paskubėjau pas jį, kad galėčiau jį pridengti. Laikom kampą. Plius, daspaudžiam iki galo. Skauda. Sakiau ateikit! Į blėt! Ką daro? Neutralizavot, neužminavot. Ne, nereikia, tiesiog reikia išminuoti. Taip, reikia taip išminuoti. Молодец. Taigi viskas, indeksas, ką jūs čia? Nėra dar indekso. Išminuota tik tais. Žaidimas tęsis. Ką? Nu, tu nepyk ant mūsų. Davai, pauzę dar. Įdėkit, sakėm. Mums ką tik sakė organizatorius, kad žaidžiam. Kaip jūs norite? Aš nesakiau, kad žaiskite. Tai tuoj, sekundė. Tai organizatoriai pasakykit, žaidžiam ar ne ir viskas. Prasidėjo. Po pertraukėlės sugrįžome į žaidimą. Prieš įsitvirtino 8 poziciją, tačiau man pavyko juos vis tiek apeiti iš nugaros. Priešininkas. Tyliai pabūnu, bandau išgirsti kaip galima daugiau priešininkų. Išgirdau bent 3 man iš kairės, už to žaidėjo, kurį jau pastebėjau. Todėl nutariu tyliai bandyti apeiti. Norėjau gerą kampą užimti. Bet paskutinę akimirką iš kairės išgirdau kitus ateinančius žaidėjus, todėl veikiau anksčiau. O pasirodo, čia buvo nukauti. Kadangi mano pozicija demaskuota, spaudžiu toliau visus likusius. Aha. Nu, taip pavyko išsivalyti 8 poziciją. Už akimirkos atėjo komandos nariai ir tiesiog pradėjom saugoti. Čia laikom. Ne. Ačiū. Čia mane ir nukovė. Norėjau praeiti ten pat, tačiau priešai perėmė pilnai 8 poziciją. Todėl nutariau padaryti lanką ir apeiti juos per 7.
Ačiū. O, tikrai nepataikiau. Blemba, nu tarkim. Bля, tu pavarė. Visai pasislėpė. Blemba, nu tarkim. Ai, tai ausys mažos. Žaidimą pabaigoje dar bandėme šturmuoti 7 pastatą, tačiau nesėkmingai. Žaidimą laimėjome rezultatu 9-4. Atskiras ačiū priešininkų komandai, jog antroje žaidimo dalyje, pralaiminėjant, nenuleido rankų ir stengėsi iki galo. Taip žaisti buvo daug įdomiau.